Šiandien realybės šou Šlovė ir turtai skandalingai intriguojantis atidarymas. Tik patys stipriausi vyrai sugebės mesti iššūkį Radži moterims. Jau tiek daug veiklų, ir po didelis namas. Ir tik pačios seksualiausios moteris sugebės perskilti naują dalyvį Nerijų. Vyras netikėtai tampa moterimi, netramdomi pykčiai, nevaldomos aistros. Į prabangų namą atvykę šou dalyviai sveiką protą paliko už durų. Pažadame, šiandien išvysite tai, apie ką rytoj kalbės visa Lietuva. Panašus vedė, bet ten tikrai ne. Dėmesio, realybės šou su ženklu N14 prasideda. Realybės šou Radži ieško žmonos tapo absoliučių praėjusių sezono hitu. Merginų kovą dėl Radži meilės stebėjo šimtai tūkstančių žiūrovų. Radži išsirinko savo nuotaką – Iloną. O kai kurios kitos Taujėnų dvaro gyventojos buvo pakviestos tęsti kovą. Labas vakaras, merginos. Taigi, ar išdrįsite priimti šį iššūkį, tapti naujo realybės šou dalyvėmis? Kadangi neturiu nei vyro, nei vaikų, tai sakau taip! Šaunuolė! Taip, aš stebiu. Be abejo, taip, nu kaip čia be manęs? Aš, atleiskit, perinu į šitą projektą. Daiva, Nijonė, Vilma, Alma ir Monika prabangių limuzinu vyksta į naują, bet ne kiek nemažesnę avantiūrą. Šlovė ir turtai! Šlovė ir turtai. Tai, ko nori visos šios gražuolės. Mes norim šlovės ir turtų! Miti, miti! Tuo tarpu prestižinėme sostinės priemiestyje rezgasi nauja intriga. Į prabangų namą pradeda rinktis tie, kurie po keleto mėnesių galbūt taps garsūs ir turtingi. Sveikas. Nerijus. Varom padarysim pusę. Edgaras. Dėmausi. Ką? Tu ne? Rūkis sėdėjo. Kur gyvino lovą. Reikia išbandyti ar minkštą. Ar garsų nesikėlė? Aš Marina. Jau tuoj susipažinsite su pirmaisiais 4 realybės šou Šlovė ir turtai dalyviais. Su 3 vaikinais ir viena jau Lietuvoje skandalingai pagarsėjusia moterimi. Bet prieš tai į prabangų namą Vilniuje atvyksta itin svarbus žmogus, lydimas itin prašmatnios damos. Oranžerijoje Radži pastato tai, dėl ko jau visai netrukus užsiplieks žudančios kovos liepsnos. 50 000 litų – pagrindinis realybės šou Šlovė ir turtai prizas. Net sunku įsivaizduoti, ką šou dalyviai padarys dėl šiame lagamine esančių pinigų ir televizijos eteryje augančios šlovės. Oho! Geras padėtis! Jau tiek daug veiklų, ir po didelis namas, daug daiktų.
Labą dieną. Tai labą dieną, panelės. Labą dieną. Ar visos iš čia? Visos? Kągi, nelaimėjote mano širdies, mano meilės, bet galbūt laimėsite mano pinigus, šlovę ir turtus. Taigi, norėjau jums palinkėti sėkmės šitame šou. Na ir aš tikrai dar atvažiuosiu patikrinti. Taigi, Radži jo širdies nelaimėjusiams suteikia antrą šansą. Iki, ačiū. 50 000 litų. Gyvenime dar nemačiau, bet tikiuosi, kad pamatysiu. O su šia suma labai gali daug ką nuveikti. Tai nėra, kad milijonas, bet būtent su šita suma gali ir investuoti, ir aukoti, ir tiesiog išleisti belekam. Tiesiog 50 000 turint, gali netgi išpildyti savo svajonę. Bet juk viskas tikrai negali būti taip paprasta. Galime įspėti iš anksto. Lengva šiame name nebus niekam. Bet kol kas merginoms tai ne motais. Namas moderniai gražus ir spalvingas. Baldai, sienas puošiančios nuotraukos. Garsių menininkų pagal specialų užsakymą daryti unikalūs darbai. Tačiau prisiminkime tai, kas svarbiausia. Iš Tojėnų atvykusios panelės net nenujaučia. Šiame pastate jos toli gražu ne vienos. Edgaras ir Nerijus. Tai du vyrai, kuriuos pirmuosius randa merginos. Realybės šou Šlovė ir turtai atranka susilaukia neįtikėtino didelio dėmesio. Norinčiųjų dalyvauti buvo tūkstančiai. Ir štai dabar jums pristatome pirmuosius realybės šou dalyvius. Jūsų dėmesiui Nerijus. Mano vardas Nerijus, aš noriu šlovės ir turtų. 27 metų Vilnietis savo talentą skleidžia kaip gėlę. Mano didžiausia talentai yra floristika, o antroje vietoje šokis. Floristika, iš tikrųjų susidomėjau dar, būdamas mokyklai, buvo floristų būrelis, bet vis laik norėjau būti drabužių dizaineris. Dabar jau dirbu, jau 6 metai floristai. Taigi, profesionalus floristas ir dargi šokėjas atsiduoda jūsų, gerbiami televizijos žiūrovai, teismui. Čia mes klausykite, čia dviem bernais gyvensim. Ne. Tai einam dar kur nors. Merginos tęsia ekskursiją po namą. Turbūt jaučia, Edgaras ir Nerijus ne vienintelės staigmenos. Šią realybę šou Šlovė ir turtai heroję turbūt atpažinote. Ji itin seksuali ir itin skandalinga. Prieš keletą metų su gražuolių merginų grupė išgarsėjusi mergina pasiryžta grįžti į šou verslą ir parodyti tai, ko nesugebėjo anksčiau. Aš noriu savo ir kitiem rodyti, kaip galiu dainuoti. Marina atvira. Išgarsėjus gautas dėmesys ne visada džiugino. Po truputį jį užsidarė savo kiautę ir nei iš tolo neprisileido žurnalistų. Kiti žmonės galvoja, jog aš esu buka blondinė, užsidėjus aukštakulnius, kuri ir elgiasi gyvenime kaip FIFA. Aš nesu tokia, aš esu labiau choleriška, aš esu labiau tokia greita, pankiška asmenybė, aš nesu tokia, kokia atrodau išoriškai. Nuo šios akimirkos skandalingoji Marina Bui bandys atsiskleisti iš naujo. Galbūt ją pamatysite visiškai kitokią, o galbūt atsitiks atvirkščiai. Kaip bebūtų, Radži nuotakos name rado išskirtinę konkurentę. Aš apie tave žinau, kad neblogai dainuoja, gražiai šoki ir buvai Olelė Pupytėje ir pakankamai ten ir gubokų turėjai. Aha, klasikų. Man labai malonu, kad tu sakai, kad tu žinai, kad aš gerai dainuoju, aš kur tą informaciją gavai, juk visi taip sako, kad mes... Svarbiausia, kad malodėts, kad esi drąsi mergina ir nebijai parodyti savęs, nes tikrai turi gražią figūrą. Ačiū. Tai va, nes aš irgi panašiai taip darau. Turėčiau pinigų, tai ir aš prisidaryčiau ir papus, ir ten ir dar kartą blakstienas, ir plaukai, ir lūpos, ir ten daug ką galėčiau prisidaryti. Tai irgi atrodyčiau 100 kartų geresnė turbūt negu jinai yra. Vienoje vonioje su Marina pliuškenosi dar vienas ekskliuzyvas. Barmenas Dimas žino, šlovė ir turtai, jo pašaukimas.
Kaip pritraukti dėmesį į save, jis greičiausiai žino, nes vienas geriausių jo draugų – legendinio baro dalyvis Dainius. Mano vardas yra Edgaras Afkūnas, tačiau mane draugai vadina Dyma. Gal tai yra kilę nuo Dymo Milano. Esu linksmas labai, linksmų paučių žmogus. Taigi susipažinkite, 9 laimingieji, kuriems atsivėrė žvaigždžių kalvės duris. Tačiau lagaminas su 50 000 litų atsivers tik vienam. 10 specialistų padarys viską, kad šių žmonių talentas sublizgėtų. Patys dalyviai, kaip įmanydami, stengsis išlikti. Ir jau netrukus išvysite, ką šie besišypsantys žmonės gali dėl tikros žvaigždės vardo. Kovos jie itin šokiruojančiais būdais. Taigi ženklas N14 jūsų ekrano kamputyje tikrai ne veltui. Štai prie vieno stalo 6 panelės ir 3 vaikinai. Visų jų tikslas – įrodyti, kad yra talentingi. Tačiau matosi iš karto, vietos čia bus ne tik talentams, bet ir intrigoms. Juk pastarąjį pusmetį Radži nuotakos matė tik vieną vyrą – Radži. Dabar pasirinkimas išaugo 3 x. Dabar kažkaip dar visai kitaip žiūrisi, visai kažkaip kitaip nepuoli čia, bent jau aš tikrai nepuolu čia dabar kažką. Viskas, pažiūrėsim, kaip čia bus toliau. Aš tikiu, kad aš galiu turėti bet kurią moterį. Kodėl? Paprasta. Todėl, kad aš gerai galvoju apie save ir aš manau, kad aš esu vertas bet kurios moteris ir bet kuria kita moteris džiaugsis su manimi būdama. Atkreipkite dėmesį į Edgarą. Ką šis 25 metų nekilnojamo turto brokeris jums primena? Žiūri, taip kažkiek netgi pasimetęs ir klausimai taip žiūri. Radži? Į tokį panašumą Nijolė negali neatkreipti dėmesio. Tai, kad naujajame realybės šou atsirado jos svajonių vyro antrininkas, karšto būdo panelė, nemenkai suglumino. Bet Edgaras tikrai man patinka. Jisai jo akis labai gražios. Toks tamsus, toks nusišypso labai gražiai. Jūs atsargiai vaikinai, mes tai žinokite, esam vietos lengvas. Ir kuria vieta? Labai gerai pagalvo. Taigi nuo pat pirmos dienos dalyvių galvose ėmė rastis meilės daugiakampiai. Grožiu pribloškė. Tokiu afigieniškumu, kūnu, figūra, tai yra Dima. Labai gali būti, kad realybės šou šlovė ir turtai dalyviai šiame name kovos ne tik dėl populiarumo ir trokštamo 50 000 litų. Visi ženklai rodo, jie čia kovos ir dėl meilės. Žvaigždžių kalvė švenčia savo atidarymo pradžią. Atidaromas visomis prasmėmis spalvingiausias realybės šou Lietuvoje. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Šlovė turtai valdo, prašom paragauti. O gali pasakyti tapkimo? Per jo įspūdingas leoparduvkinės. Per jo įspūdingus leoparduvkinius triusus matėsi va tokia va dešra. Va tokia va. Iš tikrųjų nematėm visko veiksme, bet manau, kad būtų ta prasme. Iš tikrųjų mergaitėm, tom lengvabūdiškom, kurios būtų ką veikti. Tai gaudyk. Eikit šitą, bet taigi tu čia tortas. Mano papas krito. Vos pirmoji realybės šou diena. O už Nijolės korseto jau slepiasi ne tik moteriški apvalumai, o galvoje ne tik tyros mintis. Ar tik neteks paneliai akiliau saugoti savo reputaciją? Uai, ant blakstienos pateko. Biš.
Žinai, kad papus, tai žinai. Bet ir Dima, žinai, geras. Jis irgi nori pavaryti. Nori, bet nepavaro. Šokoladas už korsetą. Čia yra smagi labai tema. Iš tikrųjų galiu šitą temą diskutuoti nėra ką. Vien dėl to, kad už to korseto buvo baltas liemenukas. Neįspūdingai atrodo geltoni triusikėliai, kai galia yra ruda. Taip pat nelabai gražu, kai tas lifonas yra rudas, reiškia, jis buvo netinkamoj vietoj. Tai gal netinkamoj vietoje ir netinkama vieta buvo tas šokoladas, tarkim, paminėtas. Ai, tai matai? Ar taip? Kol konkurentai švenčia, Monika ir Nerijus daro viską, kad šis vakarėlis taptų nepamirštamas. Pažadame, taip ir įvyks. Pirmajame namo aukšte kyla audringas vakarėlis, o antrajame slepiasi audros epicentras. Nerijos konkurentai nė nenumano, kokią staigmeną jiems rengia Nerijus. Gerbiami televizijos žiūrovai, dėmesio, tuoj Monika pristatys jums bombą. Iš tikrųjų, dar to nemačiau, tokių personažų nelabai yra pas mus Lietuvoje. Bet jisai stengiasi įsikūnyti savo personažą, vėlgi, pažiūrint kitų kampų. Tai mes atliekam kiekvieną savo talentą. Mes žmonėms duodam peno, kad jie džiaugtųsi, kad jiems sukelt nuotaiką ir kad jiems būtų įdomu žiūrėti. Nerijus įrodė, žodžiai šokis ir šokas ne veltui turi tą pačią šaknį. O Vilmai tokio šoko pasirodo buvo per daug. Ir valio, aš esu moteris, aš esu merga ir aš kraipo užpakalį ir rodau savo, ten atsiprašant, kojų prikištus papus. Nu čia yra nesąmonė. Man tai nepatinka, nes vyras turi būti vyriškas. Ir tuo labiau, kai jis yra vyras. Ir jo vardas yra Nerijus, o ne Nerija. Aš neteko žadas. Aš merga taip nesugebu. Vilma, gražuolė iš Kauno apstulbusi. Tokio pasirodymo jį gal ir tikėjusi iš Marinos, bet tikrai ne iš Nerijaus. Vienas žmogus nesugebėjo išlaikyti viso šito ir galbūt tai parodė nepagarbą man, bet tai nereikėjo taip demonstratyviai daryti. Iš tikrųjų galėjo pasakyti man visiems už akių, kad man tas ir tas nepatiko ir panašiai. Nes čia iš tikrųjų grinai atsispindėjo taip, kad jinai būdama moteris nusileido man, kaip aš pardavau moterim būdamas vyru. Ačiū šokėjom! Iš tikrųjų, čia buvo vakaro bomba! Iš tikrųjų, Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais 9 vakaro visi šie žmonės jums demonstruos savo talentus. Nerijus pats pirmas išdrįso parodyti tai, dėl ko čia atėjo. Jo talentas ne tik floristika, jis vyras be tabų. Vyras, kurio tikslas sukurti nepamirštamą moters vaidmenį.
Tačiau ne visiems Nerijaus talentas patiko. Mūsų vakaro žvaigždė. Dabar žodį taisko. Ša. Nerūtis glamūr. Kur yra Vilma? Labai norėčiau pamatyti. Vilma tualete. Apsitrėdė linį O galima pasakyti vieną žodį? Galima ir du. Čia net tu buvai. Manęs nepažįsti. Tai, ką padarė mūsų Nerūtis glamūr, tai yra įspūdinga, tai yra kosmosas, pripažinkit. Ir tai nusipelno aplodismentų, dar kartą. Aš negaliu patikėti. Nerijau, aš negaliu. Čia tu buvai, man čia yra ko. Nerijau, realiai. Išdrįsta būti tuo, ko nori. Taip, pabūti. Svetainėje kunkuliuoja aistros. 9 žmonės atvyko demonstruoti talentų, o šiandien jie pademonstruos piktus veidus ir degančią neapykantą. Tu nesugebėjai žiūrėti šitą šou. Čia yra just show. Tik šou. Ne kiekvienas sugebėtų tai padaryti, ką aš padariau dabar aš. Ne kiekvienas. O tu atsisukus išėjai, žinai, ką tai reiškia? Kad tu pasiritai prastesnė moteris, negu aš būdamas vyras, geriau aš neapliko moteris. Dabar palauk, sėk manęs. Ša! Ir kodėl aš dabar turiu žiūrėti į kažkokį klauno šou, atsiprašant. Nu čia yra nesąmonė. Nu tikrai, garbė žodis. Negaliu. Nu mane nervina. Tu įsižeidai dėl Nu to, ką? tu savo kitokį... Dėl to, kad tai buvo suvaidinta. Nerėk ant mane, žiūrkit. Kažin, ar kas galėjo numanyti, kad žvaigždžių kalvės atidarimo šventė baigsis tokiamis rietinomis? Šokiruoti liko visi, veikiausiai ir jūs. Ai, bai, raukštas ant kaktos kaip 40 metės. Dar nesakyk, jeigu nežinau, ką pasakyti, ten čia vaidinti. O tu pažiūrėk, kas lerva kažko. Lerva. Jeigu mane Nerijus būtų išvadinęs žiurkę, kaip išvadino Vilma, tai aš būčiau greičiausiai trenkusi jam per veidą. Nu, man taip atrodo, kad būčiau kaip įsidrįsta, nu tai buvo tikrai negražu. Taip negalima. Mano kojas dar gyvenime taip nedrebėjo dėl tokio pidarasto, kuris užsidėjęs Joną varo su savo kojom. Ir kuris vadina mane žiurkę vien tik dėl to, kad aš pasakiau savo nuomonę. Nepasakyk savo nuomonę. Aš pasakiau savo nuomonę. Taip, aš jos net nespėjau galbūt pasakyti vien tik todėl, kad tu iš karto mane puolei. Ne, nes tu šokėtų, nes tu iš karto pamatei, ką aš pasakysiu ir kokia yra mano nuomonė, dėl to, kad aš išėjau iš čia. Bet tai palaukit, jeigu aš žiurkė, tai jisai iš P raidės ir konkrečiai iš P raidės ir taškas. Nes nei vienas vyras taip nesielgia. Iš tikrųjų esu sulaukęs komplimentų. Ne tik iš Lietuvos vyrų, bet ir užsienio vyrų, kada man yra pasakę, tu mane labiau traukia kaip moteris, būdamas vyras kaip moteris, negu tikra moteris. Nerijus įsitikinęs, jis turi talentą ir jau daug kas jį vertino. Į šį namą jis atvyko tapti žvaigžde. Didžiausia jo baimė – netapti pajokos objektu. Vyras taip neturėtų elgtis ir viskas. Ir viskas. Sužymėjo aktorinis, jisai pavarė atleiskite, o tokių nepykite tikrai manęs. Ko tu čia atėjai? Čia realybės šou Šlovė ir turtai. Šiame name dėl pinigų ir pripažinimo vyksta neįtikėtini dalykai. Čia tikras gyvenimas su tikromis ašaromis ir audringais potyriais. Aš nukritau ir numiriau. O Monika! Gerai, imkit. Man jokios skirtumo. Aš tave apklausiu. Šilkinių patalų.
Jau pirmosiomis akimirkomis merginos susižavėjo vaikinais. Vyras pavirto moterimi, o vienadieniai draugai tapo žvėrėmis. Po sunkios nakties ateis sunkus rytas. Dėmesio, prie šlovės ir turtų namo prabangus limuzinas. Į namą atvyksta pirmieji svečiai. Tai realybės šou vedėjai, žurnalo Viršelio pažibos, stilingi ir gražūs, Gintarė Gurevičiūtė ir Tadas Rimgaila. Jie atvyksta jau žinodami ilgai slėptą Daivos itin intimų gyvenimo faktą. Netrukus jie įplieks Lietuvoje naują skandalą. Labas rytas, dalyviai. Labas rytas. Keliamės, nebemiegam. Turite lygiai 10 minučių apsirengti, pasipuošti ir susitinkam apačioje. Labas rytas. O, žiūrėkit, nuogų yra. Ko slepiamės, labas rytas. Panašu, kad vakar buvo linksma. Ojojoj, kokie visi savotiški. Nu, greitai. Opa, už 10 minučių keliamės. Visi leidžiamės į apačią, kad būtumėt gražus, pasipuošę, susitvarkę. Iki 4 ryto liepsnoja skandalas. Vos porą valandų miego ir realybės šou šlovė ir turtai dalyviai jau išsirikiavo priešais išsipučiusius laidos vedėjus. Taigi, labas rytas, mėly dalyviai. Nors iš veidų matosi, kad po vakarykščių linksmybių tas rytas ne kiekvienam labas, ar ne? Kaip jau turbūt žinote, aš esu Gintarė ir lydėsiu jūs kelyje link šlovės. Visuomet jums padėsiu, bet gailesčio ar užuojautos iš manęs nesitikėkit. Mes iš tikrųjų esam čia tam, kad atsijotume grūdus nuo pelų. Jeigu kas nors nelabai žino, ką tai reiškia, tai yra, kad mes esam tam, kad atskleistumėm jūsų talentą. Jeigu jūs jį turit, jūs čia liksit. Jeigu jo neturit, jūs tikrai iš čia išlėksit. O tam, kad sužinotumėm, ar apskritai jūs turit kokių talentų, pirmiausia, juos pristatyti turėsit patys. Sveiki, malonu jūs matyti. Visi mes žinome, kad man patinka labai viliotiniai. Bet viliotinis yra tik kažkoks tai kabliukas ir čia tikrai nėra toks dalykas, kur parodys ir gali nustebinti visus. Ne. O tai? Aš nelabai supratau, ta prasme viliotinis, tai kokio čia pobūdžio viliotinis? Šiaip, gaugau. Tai tu gaugau šokėjasi? Taip, bet tai nėra kažkoks mano talentas, kur gali nustebinti žmonės. Jeigu aš gerai pasistengsiu, aš galiu labai gerai pasirodyti, jeigu tik pati to norės. O kadangi mano svajonė yra būtent tobulėti ir galbūt ir turėti šlovės ir, kaip sakyti, tapti tą didelę žvaigždę, aš tikrai galiu daug ką padaryti. Tu tiek daug įvardinai savo talentų, kad net smalsu pasidarė, iš ko gyveni. Ką dirbi gyvenime? Šoku. O ką šoki? Iš gaugau. Iš gaugau, ar ne? Gaugau. Šitaip mergina vadino savo pagrindinį pajamų šaltinį. Tačiau šiame realybės šou vietos nutylėjimams nėra. Geriau jau pasakyti viską, nes paslaptys gali būti atskleistos ne pačiais maloniausiais būdais. Mes čia kai ką turim. Kaip visada su manimis viską turit, viską. Nes tu esi vaikščiojantis talentas. Rimtai? Tai ką aš dabar turit? Nežinau, ar kiti dalyviai tą žino, bet čia yra tokia... Ar atpažįsti? Matyti aplinka? Ne. Panaši mane mergina striptizą šoka. Panaši, sakai? Nu, pažiūrėk dar kartą. Ateikit, pavyzdžiui, Nijuolėtą pasižiūrėti. Man daug paliko. Bet žiauriai panaši mane, bet ten tikrai ne aš. Gerbiami televizijos žiūrovai, labai gali būti, kad Daivos talentas visai ne gaugau. Ir tikrai ne kepurinė. Ar ši tikrame striptizo klube besiraitanti mergina tikrai Daiva? O gal tik jos antrininkė? Sužinosite jau rytoj, 21 valandą per LNK. Šlovė ir turtai.
Rytoj realybės šou Šlovė ir turtai matysite. Čia tu? Nu, bet tai veidas kur. Marina Bui apsiašarojo. Eik ir apsilochink. Ypatingi svečiai užkurs naujas aistras. Mes padarom labai paprastą. Čia bus atskleisti ne tik talentai, bet ir nuodėmės. Esi melagė. Čia yra labai žiauri bausmė. Labai žiauri.